Labą rytą, labą rytą. Visai puikiai išsimiegojau, čia sustojau vakar, Serze nebuvo vietos, nieks, kaip sakant, manęs nepriglaudė, gavau važiuoti čia. Tai vat, išsimiegojau ir lekiam. Aš gerai būtų išvažiuot, greitkelį kažkaip. O, išleido mašinėlės. Liuks, lekiam. Tai va, ką? Grįžtam į Doverį. Turbūt dienos darbai baigti bus. Tikriausiai. Nebent liko kai Šefildą paliekti. Ir savaitgalį ten stovėti. Jeigu turės tokį variantą. Ar vačiau atgal į tą Stajanį, kur stovėjau vat savaitgalį. Atvažiuos draugė ir biškelį tuts. Bus labai gerai. Tai va taip pat ir gyvenam. Važiuojam ir sau kaifuojam. Ai. Vis tik lenk. O, dar viens komazas lek, komazas. Tai vat. Atrodo vakar tik atsiguliau, užsimerkiau, pim, jau žintuvas skamba. Galvoju, ar taip gali būti? Bet nieko net nepamiegojau. Pasirodo jau išmiegojęs beveik 11 valandų. Bet 11 būtų pauzės skaičius, nes vakar 13 pradirbau. Taip kad, sakau, reikia keltis ir judėti. Ką, geros dienos visiems, geros dienos man. Susitiksim toj. Kaip sakau, labas vakaras atvažiavom. Rodė bėja, kad mašiną apsivertus. Ar kas ten kažką avarija. Oi, ble. Ir nulėkiau, ir parlėkiau. Ir viskas viename. A taip, kaip visada, nieko naujo. Tas pats scenarijus. Офигеть можно. O taip, jeigu lėki į Tuliką ar kur, tokį trafiką įlėki ir galima pridaryti tiesiai ant sėdėnės. Vaje. Все, короче. Uždarė kelią tolyn ir padarė nuvažiavimą. Заебисно. Что заебисно. Lekiam. Jo, tai kur dabar čia važiuoti reikės? Reikia jungti Google Maps'ą. Geras bus penktadienis, įsivaizduoju. Geras. O, ženklą uždėjo diverted traffic. Eina nafik.
va čia tai žaisti. Oi. Nu, man patinka po kaimus važinėtis. Iš ten fūros važiuoti. Aiškis bus viskas normaliai, Kaunas Emalija. Ženklus taigi sumetė, pravažiavo, kelininkai matyti, viskas. Ir uždarė. O kas ten įvyko, turbūt jau rimta avarija. Nes rodė, kad ko čia apsivertus mašinėlė. Ir ten toliau nieko nesimato. Ten toliau viskas irgi stovi, kročia. O čia tuščias kelias. O ten toliau viskas stovi nuo važiavimo. Normaliai. Čia neaišku, kur ta avarija buvo, labai toli gal. Vis tiek suvažinėjo, sustatė viską. Jo, reikalai. Važiavom kažkokį miesteliukštį. Drivers divert traffic. Kaip čia? Diverted. Nukreipus, ne? Vis panašaus. Lekiam visi, Vienas paskui kitą žąselę. Kai mokyklai per vis nepamoką. Žąselę! Tuk. Atsitupi, rankas už galvos ir klepu. Reikalai. Važiuojam, mes stresą važiuojam. O taip pat, visi. Orelai. O priklijavo prie to ženklo, kur važiuoti ir viskas. Nereikia net statyti nieko. O, koks gražus rytas. Aukšta. Kaip gražiai. Čia все, užsikimšo, karočiui. Privažiavom liepto galą. Visi stovi. Ten dabar šviestaforai prasidėjo kinos. Faktas kaip blynas, aš tikras vyras. Tas dėdis nuvažiavo kitur. Все, kaip sakant, atvažiavo. Salam aleikum. Все, viskas, diversion pasibaigia. Važiuojame normalų keliuką. Все. Lekiam tolyn. Bet ten toliau trafika irgi biškelį rodo. Jūs matyt, kad čia bus. Išnarodė į kitą pusę. Bet mes važiuojam čia. O ką daryti, kam dabar lengva. Bet gražus rytas, gražus dangus. Bele kaip. Oi. Vaizdelis geras, ne? Jo, gražu. Pizdies, kai čia naujų namų pristatyti. Eitan nafig. Čia visi padešti nauji namai susidaryti, tai aišku, nesimato. Čia tai vat reikalai. Nu ką, šitą kelias dar tebėra. Ar ne? Gal tik prie žiedo. Nu žiūrėsim, kas čia bus toliau. Rytas, ko čia rytas bus geras. Va London, M11. Lekiam čionais. Čia dar viskas tebestovi.
avarija dar kažkur prieki. Tai tik taip. Eina nafi. O jau tulka tai būtų gerai sustot. O jau čia nebus kur sustot. Jo papa. Čia tai geras variantas išpuolį. Tokie va, kai tas klonas prieki, tai iš vis gerina. Taip, aš tavęs neįleisiu, bet važiuosiu 1 metrų prieki. Čia tai rimtas kugelis. Čia rimta kažkas nutiko. Jau tokio ilgumo trafikas, tai ką, žinau. Jeigu dar čia stovi, tai sakyt, ten aš stovėjau, anas kelias įeina į tą kelią. Jeigu anas dar stovėjo ir dabar čia stovi, tai čia reikalai. Bet aš atoj, tai buvo, ale baigsis. Google Mapsas. Tai už tą patį, tai jau sakant, baigęs bus tvarkyti viską. Tai pažiūrėsim, kas ten bus. Arba nieko nebus. Kameras, aišku, va. Sudegusi fūra stovi. Po dešinį. Kas čia buvo anai? Kas čia per kontorą? Nesimato. Viso. Tai šitai va dešiniai pusiai degė fūra, o kuriai pusiai trafikas. Na jo, normaliai. Gal ten dar kita avarija buvo. O, čia jau fūras apsuka nuo čia. O visi stumi atgal, apsuka fūras ir važiuoja prieš eismą. Reikalai. Viso, viskas, trafikėlis kaip ir baigęs. Ką tas dėdis? Saliarką baigęs? Ar breiką darant? Breiką darant, valga dėdis. Ką padarys? Čia ir normaliai stovi. Kiek aš nuvažiavau tos sudegusios fūros. Bele kiek. Viskas stovi po dešinę. Kaip sakant, viskas liuks. Darbai vyksta. Jo. Ten stovėjo bachurėlis spana, karočią, pledais apsidėjo, tai turbūt. Ten gali būti vairuotojai važiavo. Vyras su žmona. Nemaloni situacija. Dar jeigu nespėjo ten pasimti nieko, tai viso, net stovėjo ten, bet nieko stabkė. O čia tai eilutė kaip reikiant. Ten matėt buvo galimybė nusukinėti atgal. O čia viskas jau turi važiuoti iki tenais. Ir tada nusuks. Karočią. Va, tas ELG Metals, mes ten važiuojam dažnai krautis, bet jau senai tai nebuvau. Palemba, kaip nežiūrėjau, įlysti va į tokią padžiugą metalą, koks MR'us ar kažkur tai. Kaisom, ramiai važiuoju ir vargo nemato. Ar įsims sustokus. Nu nieko, žiūrėsim. Gyvenimas dar išmes daug visokiausių išbandymų ir visokiausių staigmenų. O tomis ir įdomus jau. Oi, kas čia daros? Oi. Tai jau ten kol užgesino, kol ką, kol sutvarkė viską. Ne šiaip sau.
viskas tvarkoj, viskas čia į priekį. Penktadienis. Lekiam link Doviriuko. Manau, čia penktadienis tai rimtas. Vėl pratikėlis. Tai normaliai. Jo. Parašas. Trafikas. Gal čia trafikas nutukimo, ten toliau jis paizgėrizmo atrodo. Išleiskis, būkit žmonės, gerėjai. Išleiskis. Žinausi, jis reikia. Viską užkiršti. Panikos nėra. Panika ta. More. Šiandien ryte čia kažkas radaras stoja. Labai smarkiai žiūri čia. Liek nemandraut. More. O. Kai varelis. Pasaka tiesiog. Tiesiog pasaka. Ką važiuojam, statom priegą, paplaunam mašiną, viskas sutvarkom, važiuojam prisikplam kuro. Всё, kokie fūrų laukia iš kažko. Sakinėjau, gero nėra, savaitgalį turbūt važiuosim namo. Nes darbų nėra. O, bangelės kaip dūt ant krantų. Nu ką, aną priegą pastačiau, palikau, jau net išplaukė, sulaukiau tos, pasiimu, važiuoju į Vitvildą, patikrinu, sutvarkau viską ir viskas, pavarvau, vanduo, kažkaip pakalot darbų bus plasmasė. Ir viskas. Va, tokie darbai, važiuojam namo. Arba ne, bet jau viskas, dienos darbai baigti. Ką, visiems dėkui, kad pažiūrėjot. Susimatysim.